berniukas pas mus yra 11 metų, gimė su Dauno sindromu. Gimė išnešiotas, vaikas kaip ir guvus ir protingas, tiesiog yra sunku kalbėti, išreikšti savo mintis, geba pasakyti tik tai kelis žodžius, mama, ačiū, ne, ate. Mūsų šeimoje be Tito auga dar 3 mergaitės, 2 dukros jau yra vyriausios, kurios gyvena savarankiškai. Kreipiausi pagalbos dėl to, kad tiesiog pasidarė sunku, nes be viso to, kad Titas turi Dauno sindromą, mes nešiojame sauskelnes, nes pats nevaikščiojo į tualetą. Išlindo ir dermatitas, kuris šeimai tai papildomos ir išlaidos ir tikrai sukėlė nemažų rūpesčių. Kremai tepimo, prausimosi kremai, be abejo, kad ir vitaminai visi. Ir nedrąsiai, bet nusprendžiau parašyti ir paprašyti pagalbos mūsų Titui. Labai džiaugiuosi, kad į mano prašymą buvo atsiliepta. Gavome ne tik vitaminų, ne tik sauskelnių, bet gavome visiems vaikams naujus šiltus patalus, pagalves, kaldras. Nes gydytojos patarimų mums buvo liepta pakeisti Titukui būtent pataliukus, kad nesukelti vaikui didesnės alergijos. Dėkojame Herojaus mokyklai ir visiems, kurie pirko knygutes knygų mugėje ir tikrai prisidėjo prie mūsų šeimos gerovės. Tai labai visiems ačiū.